Kelias labai smarkiai gedo, jisai pasidarė visai nepravažiuojamas ir jeigu pirma mašinom dar buvo patenkinama kelio būklė, jau mūsų ekipažui ir be abejo toliau važiuojantiem netgi pirmą kartą jisai darėsi labai pavojingas, klastingas, labai didelės vėžės, akmenys vėžėse ir menkiausias iškritimas iš vėžės galėjo simbolizuoti tai, kad tu jau esi medžiuose, nes jie labai arti. Tai be abejo, iš kitos pusės yra nesaugu žiūrovam galbūt mirštančias, žūstančias mašinas stebėti, kaip lietuviam gali patikti, bet iš principo tai kainuoja labai didelius pinigus ir galų gale sporto čia mažai. Nieko nedarė kitaip, ką darėm visą laiką, mes turėjom nuostabų derinį visą bukletą problemų, kurios dabar jau kainuoja tikrai nemažai. Ir laiko, ir pinigų, ir galų gale sveikatos, energijos, mechanikų pastangų. Tai kažkaip prasidėjo viskas nuo lūžusios šakės, kuri net laikė to lietuviško kelio. Po to viskas sekė tuo, kad iškrito ir pusašis, nes šakė nulaužta, ratas paėjo atgal, iškrito pusašis, tada nebeliko galinės varomos ašies, tada nulūžo amortizatorius ir su tuo visų komplektu kažkaip mes sugalvojom pabandyti davažiuoti. Pabandė davažiuoti iki finišo greičio ruožo, kokius 3-4, galbūt 5 kilometrus. Aš kažkaip esu tas žmogus, kuris negaliu važiuoti tol, kol mašina bent kiek juda. Jeigu jinai nejuda, aš bandau ją judinti. Tai tą ir dariau, vėl vadovausiu savo principu daryti viską nuo iki. Ir jeigu jinai bandė arba turėjo teorinės galimybės judėti, faktiškai mes tą ir darėm. Davažiavom iki serviso zonos. Po to jau mano tą tikslo siekimą perėmė mechanikai. Darius Besevičius, kuris vėl su mūsų nuostabiais mechanikais padarė mažą stebuklą. Pradėjom per tą 15 minučių klijuoti, lopyt, adyt. Šniūrai buvo pasitelkti į pagalbą, diržiukai užtempimieji. Varžtai nestandartiniai sprendimai, kurių turbūt pavydėtų net Volkswagen ar Citroeno gamyklinės komandos, kuriuos labai žiūrėjo keistai ir su tokia pavydo seilėte FIOS delegatai, kadangi jie stebėjo, kaip viskas buvo atlikinėjama ir kad viskas būtų atlikinėjama taip, kaip galima. Ta prasme, naudojant tik tai tas dalis, kurios yra pas tave automobilyje ir nesant daugiau žmonių aptarnaujančių negu 4. Tai jie visą tą stebėjo, paveikslavo ir galvojo, kas čia vyksta su tais diržais ir kodėl čia jie segami yra. Bet, kaip parodė tos 15 minučių, ta 16 minutė, kad mes išvažiavom. Jų nuostabai ir mūsų pačių dideliai nuostabai. Ir galų gale dar net nuvažiavom iki kito kuro papildymo punkto. Aišku, sužinojom, kad tie 2 lietuviški greičio ruožai yra atšaukiami. Yra logiška, nes tai yra ir nesaugu, ir nebesportiška, ir mašinų laužymas, užsakyčiau tikrai. O tai mus gelbėja, kad mes neturim įveikti vėl to nežmoniško kelio, kurio negalėtų pakelti mūsų ir tai sužalotas automobilis. Dabar beliko užduotis minimum ir maksimum sutampa. Pravažiuoti iki Mikolaikų, tai yra maksimum. Pravažiuoti vieną greičio ruožą, kuris dar laukia Lenkijai, tai yra minimum. Bet dabar jau šiek tiek ramiau, galima atsipūsti. Ta stresinė būsena nuėjo ir kai streso lieka mažiau, galima tada galvoti apie ateitį. Viską planuojam taip, kad spėtumėm. Puikus mechanikai, kurie guli net po mašiną. Bijau, kad neužgriūtų vieni, vėl kažką daro, kažką gręžia, jauna, palei ratus, tai aš manau, kad jie susiplanavo taip viską su mūsų konsultacijom ir patarimais ir žinomumu, kas yra automobilis ir kaip galima ištaisyti. Ta, kas yra blogiausia, prioritetas pirmoji eilė, po to visi kiti dalykai, be kurių mašina gali važiuoti antroji eilė. Aišku, šiandien pamatėm, kad mašina gali važiuoti ir be pusašio, ir be stabdžių, ir su parištom amortizatorium, su vėlom, ir su šakė sulankstyta. Tai tokių paminėm daug tiesų, kurios buvo pasakojamos
kad automobilis negali važiuoti tokioj būklėj, tokioj. Viską darėm tam, kad tęsti varžybas pilnu pajėgumu rytoj ir užvaryti. Ralis nesibaigė tais 2 greičio ruožais. Galima buvo bandyti pravažiuoti greičiau 10 ar 15 sekundžių, bet tas nebūtų nieko lėmė. Praktiškai mes nepraradom daug pozicijų, mes turbūt, kad net pakilom kažkiek dėl mūsų konkurentų nesėkmų. Mes taip, nevažiavom tokiu tempu, kokiu jau mes galėjom važiuoti arba turėjom važiuoti ir neprisikapstėm aukštyn, ką tikrai potencialiai manau, kad galėjom nuveikti, net ir druskininkų greičio ruožą nelemta, kuriam sugedavo automobilis. Tos vėžės ir tas kelias pasirodė per sudėtingas automobilio pakabai ir tada viską išlaužė. Bet, čia lenktynės. Vieni džiaugiasi tenai, kiti po to verkia važiuodami, pravažiavime matėm Macijus Aleksovičius prieš mus važiavęs automobilistas sugadino arba užkalė jo variklis R5 Ford Fiesta, kuris turės pakankamai didelį išlaidų dabar, nes tas variklis vien tik kainuoja panašiai kaip mūsų visa mašina. Tai negali nuspėti, kada yra gerai, kada yra blogai. Geriausia yra tada, kada tu atvažiuoji iki finišo, bet kokia kaina, bet kokiam sąlygom. Blogiau gali būti, visą laiką blogiau gali būti, bet kol mes riedam, tai mes ieškom ir randam pozityvumą kiekviename metre.